Antroji dalis, kaip darau open boxą Esvizo roboto siurblių. Pasižiūrėkit, kokio dydžio dėžė. Iš dalies labai gerai, kad esu jau susidūrusi su robotais siurbliais, tai bus lengviau aptarti turinį, tai žiūrim, ką turim. Taip, dėžėje randame instrukciją. Paskui pasižiūrėsim. Pakuojam toliau. O, atrodo naujas mano namų tvarkytojas. Tai turime robotą siurblį. Irgi supakuotas saugiai. Taip pat komplektėlyje yra juosti. Čia matau, jos netgi yra kelios. Toliau žiūrime. Turime, aišku, pakrovimo stotelę. Įkroviklis. Čia tikriausiai bus filtriukas, šluostelė ir, aišku, šepetėlė.